Visą šeštadienį Vilniuje vyksta multisporto varžybos Vilnius Challenge 2009. Organizatoriai praneša, kad pirmą kartą Baltijos šalyse rengiamose varžybose užsiregistravo dalyvauti 100 dalyvių. Jie varžosi 4 pagrindinėse sporto šakose, laukia 9 rungtys. Varžybos prasidėjo plaukimo baidarėmis rungtimi. Po irklavimo nerimi dalyvių laukia iššūkis – bridimas su baidare prieš Vilnelės srovę. Vėliau dalyvių kelyje didžiojo finišo link laukia įvairios orientavimosi, važiavimo kalnų dviračiais ir alpinizmo rungtys. Varžybose dalyvauja įvairios komandos, vien vyrų ar moterų, o taip pat mišrios. Buvo galima pasirinkti skirtingo ilgio trasas – 4 arba 8 valandų. Organizatoriai išbandyti savo jėgas multisporte kvietė ne tik sportininkus, bet ir visus norinčius. Aurimas Račiukaitis, Laimonas Šegžda, L rytas LT.